Rygas, labas vakaras visiems. Na, pirmiausia, paklausykime šią audio trumpą ištrauką. Rugpjūčio 31 dieną baigėsi laikas, kada galima užsirašyti į komendatūras. Tai bus žmonės, kurie prižiūrės tvarką. Jie žinos, kiek yra tame ar kitame name įėjimų, išėjimų, kiek gyvena šeimų, kiek iš jų vaikų. Tai bus žmonės, kurie tarnauja visuomeniai, tarnauja savo bendruomenį. Todėl šitas projektas yra absoliutiškai reikalingas, absoliutiškai pateisintas ir absoliutiškai svarbus. Aš kviečiu visus prisijungti prie šios istorinės programos, nes aš tikiu, kad šita programa padės Lietuvai atkurti bendruomenės. Na, tai buvo Danielius Lupnicas, ar kaip ten jo tiksliai ta pavardė, žydų tautybės atstovas. Jis nežinau, ką reprezentuoja Izraelį ar Lietuvą, bet kiek žinau, jis gyvena Lietuvoje ir konkrečiai jis kalba apie karo komendatūras. Jis yra už, kaip ir beveik milijonas Lietuvos gyventojų, kurie prabalsavo už Nausėdą, ir mes žinome, kad Nausėda palaikė Lauryno Kasčiūno kandidatūrą ir tai buvo Lauryno Kasčiūno idėja padaryti tas komendatūras karinės. Ir va dabar tokie neprieteliai, visokie karo vanagai turi progą pasireikšti ir tik tai laukia tos dienos, kada Lietuvoje prasidės pilietinis karas. Nesvarbu, kokios jis tautybės, žydas, latvis ar rusas, čia neturi jokios reikšmės, negalima viską suvaryti ant bepročių žydų, kuris kalba, kad tos karinės komendatūros, jų atstovai žinos, kiek name konkrečiai gyvena žmonių, ką jie veikia ir aplamai, ir taip jie galės imtis kažkokių tai represijų. Jau esu kalbėjęs, kad karinės komendatūros turės teisę jūs sulaikyti ir jūs turėsite vykdyti jų taip vadinamus kabutėse teisėtus reikalavimus. Jie tai yra jau užtvirtinę legaliai įstatymo būdu ir nieko tas gero nežada. Ir, kaip sakiau, ta tautybė tikrai neturi reikšmės, nes iš tikro beveik milijonas Lietuvos gyventojų prabalsavo už Nausėdą ir dabar Laurynui Kasčiūnui yra atrištos rankos, jis gali visiškai daryti tai, ką nori, visas tas savo psichopatinės fantazijas įgyvendinti realybėje. Na, aš atkreipiau dėmesį į Dianos Karaliūtės, mano Facebook'o draugės įrašą tą temą, ir tai tikrai yra geri pastebėjimai ir verčia susimastyti. Štai ką jie rašo: tu rupūžėlė, reikės baigti su ta politika ir pradėti postinti katukus, nes jau pakvypo pokariu. Ką jie turi galvoje, kad gana jau pavojinga rašyti socialiniuose tinkluose savo politinės pažiūros, ką jūs palaikote, ir vienaip ar kitaip galite susilaukti nemalonės net ir papostinus kokią tai šamano dainą. Užtektų to tiems priedurniams, tiems nacistams atvažiuoti į jūsų butą ir jumis užsiimti, ar tai būtų atviras terorizavimas, ar koks sumušimas, ar sulaikymas. Atėjus X dienai mes galime paspėlioti tik tai. Na ir Diana Karaliūtė toliau tas paralelės suveda su smetoniniu laiku, ir štai ką jie rašo: komendatūros žinos apie visus viską, kaip ir Smetonos karinės diktatūros laikais. Tuomet visa Lietuva buvo apraizgyta karinių komendatūrų tinklų kaip voratinklių. Kiek nudaigota ir įkalinta neparankių žmonių niekada nesužinosim. Ypač komendatūros įsismagino vokiečiams okupavus šalį. Tada komendatūrų otmoroskai galėjo suvedinėti sąskaitą su nepatinkančiais asmenimis, ypač žydų tautybės, be jokio baudžiamumo. Didžioji dalis jų net nebuvo denacifikuoti, nespėjo išsilakstyti po Amerikas, Kanadas ir Anglijas. Na, tikrai geras įrašas, verčianti susimastyti, ir mes žinome, kad lietuviai atėjus vokiečiams užsiėmė žydų klausimu ir jie tai darė su ypatingai uolumu, ir
tas beprotis Danielius Lupnicas, ar kaip jį ten, jo tikrai ta pavardė, aš jo neseku. Žinau, kad toks yra, bet tiesiog nesidomi jo veikla, bet kiek aš supratau, jisai žydų tautybės asmuo yra ir labai jau aršiai pasisako už tas karinės komendatūras. Na, logiškai galima mąstyti, kad jeigu jie jaučia kažkokias tai nuoskaudas, o iš tikrųjų žydai turėtų lietuviams tai jausti už tą žydų šaudimą, nors Algirdas Brazauskas nuvykęs į Izraelį atsiprašė visos Lietuvos vardų žydų tautos, nors pačioje Lietuvoje tai yra kontroversiškas klausimas ir Danielius tas Lupnicas matyt antiek nekenčia Lietuvos, kad tik ir laukia, kada Lietuvoje prasidės pilietinis karas. Jis tai žino, kad lietuviai yra susiskaldę ir iš tos pusės jis nuspėja ir nuspėja, kad tikrai taip gali būti ir tuo klausimu jis yra teisus. Jis nori matyti, kad kaip ir pokaro metais brolis žudė brolį, toje pačioje giminėje buvo ir stribų, ir taip vadinamų tų partizanų, miško brolių, ir ta pokario istorija tikrai yra gana sudėtinga ir visi jie spekuliuoja, kas tik tai nori. Bet reikia gyventi šią dieną ir ką mes matome? Matome, kad istorinės paralelės apsisuko ir Lietuvoje yra steigiamos tos karinės komendatūros su labai dideliais įgaliojimas. Jie galės jūs sulaikyti, suimti ir rekvizuoti jūsų turtą ir jūs turėsite vykdyti jų teisėtus reikalavimus. Ir įsivaizduokite, jūs parašote, ką nors Facebook'e ar kitose socialiniuose tinkluose, pasidalinate kokia rusų atlikėjo daina, čia kaip minimum, nes prasidėjus X dienai tikrai mažai kas drįs rašyti Rusiją palaikančius įrašus ir tikrai reikės jau pasisaugoti, bet kaip sakoma, visi tie bepročiai visus įrašus ir sistema yra išsisaugojusi, jie senai jau sudarius yra taip vadinamų tų vatnikų sąrašus ir tos komendatūros atėjus X dienai ir užsiims jais. Ir kada aš sakau, kad jau reikia iš tikrųjų apsisaugoti kažkaip, aš kalbu apie tai rimtai, nes lietuviai tikrai ir istorijos rodo yra tikrai bepročiai ir tas pilietinis karas yra labai realus, bet to lietuvių tautai yra būdinga tas subinių laižymas, nesvarbu ar tai būtų politikai, kurie ir TSRS laikais laižydavo šikną nuvažiavę į Maskvą aukštesniems pareigūnams. Dabar tai mes matome, kaip Lietuvos, taip vadinami politikai, nuvykę į Briuselį, laižo išangę Briuselio biurokratams ir užsiminėja patys cenzūrą, patys save cenzūruoja ir rodo tą uolumą, didelį uolumą savo tiems šeimininkams. Taip pat kasdieninėme gyvenime galime, jeigu jūs susidurėte su lietuvės ar darbo kolektyve, visada jūs pamatysite istorijas, kad yra tokių asabų, kurie labai lenda viršininkams į subinę už tą geresnį kaulą ir kažkokį tai įvertinimą, pseudo įvertinimą. Ir tas tikrai yra būdinga, tas vergo sindromas, jis buvo ir TSRS laikais, jis dabar ypatingai matosi ir kasdieninėme gyvenime matai, kad tikrai lietuviai lingia palaižyti tas šiknams arba savo viršininkams ar savo kažkokiems tai šeimininkams. Todėl reikia iš tikro pasisaugoti, nes skundimų tikrai bus daug ir reikia turėti visada atsarginį planą, ką daryti, jeigu jau ta situacija ir ta X diena įgaus tikrai realias formas. Ir Diana Karaliūtė prisimena Smetonos laikus, kad Atmorozkai, kaip jį rašo, galėjo suvedinėti sąskaitas su nepatinkančiais asmenėms. Ir mes žinome, kad Smetonos režimas persekiojo kairiuosius ir
Ir kas labiau domisi Smetonos Lietuvos tą istoriją, kairieji buvo Smetonos taikinyje ir tas provincialumas, kuris buvo Lietuvoje, ir mes žinome iš istorijos, kad žydai sudarė tų mažų miestelių, Lietuvos mažų miestelių didžiąją gyventojų dalį. Buvo miestelių, kur žydų tautybės žmonių buvo beveik pusė, apie 50%, ir aišku, jie valdė tos smulkius verslus ir tie kaimiečiai, kurie nebuvo išsilavinę ir apie pasaulį labai mažai žinojo, jie pavydėjo, gal jiems pavydėjo sėkmės ir atėjus progai, pasirodė, kitaip sakant, atkeršijo jiems, atėjus vokiečiams, jie užsiėmė tokiais žiauriais dalykais. Kada aš sakau kaimiečiai, aš neturiu tų žmonių, kurie gyvena kaime, bet aš turiu tą išsilavinimo ir pasaulio ir stokojančių tos tvirtos pasaulėžiūros žmonių, kurie apart 2 klasių nebaigė, apart savo kaimo nieko nematė ir apie pasaulį supranta labai primityviai. Žydas turi kažkokią tai parduotuvę, jis mane išnaudoja ir atėjus progai aš jį užmušiu. Tokie, viskas tiesiog labai paprasta. Ir kada Diana Karoliūtė suveda paralelės į šiandienos situaciją, į Smetonos Lietuvos istorinį laiką, galima tikrai sutikti su to nuomonė, nes pasižiūrėjus, kas dabar vyksta, faktiškai visiškai tas pats. Nes kaip pavadinti tą tokią padėtį, kada Lietuvos visuomenė, beveik milijonas Lietuvos piliečių balsuoja už karo vanagus, kuris paskiria Lietuvos krašto ministerijos ministrų Lauryną Kasčiūną, kuris yra visiškai psichopatas ir tiesiog paniręs į tą psichopatiją, daugiau nieko nekalba, tik tai didinti karinį biudžetą, bus 3%, bus 4%, čia galo tam nematyti. Ir retorinis klausimas, kas juos sustabdys, ar yra Lietuvoje tokia politinė jėga, kad galėtų juos sustabdyti. Aš tokios politinės jėgos nematau ir paskutiniu laiku Eduardas Vaitkus pradėjo rašyti įrašus prieš TSRS, ten pašiepti įvairiai TSRS. Ir aš galiu užtikrintai pasakyti, tie, kurie pašiepė TSRS, aišku, jie galima kritikuoti, žiūrėti iš kritinės pusės, bet tie, kurie pašiepė šlykščiai, pašiepė TSRS, tokie žmonės yra užsislėpę rusofobai, nes jeigu tu pašiepi TSRS, tu esi rusofobas. Ir aš tikrai tokios politinės jėgos nematau ir nežinau, kas turi tokio įvykti, kad Lietuvoje prasidėtų visiškai kitokie politiniai procesai, nei mes dabar politinius tokius procesus turime dabar. Kaip sakiau, beveik milijonas Lietuvos piliečių prabalsavo už karo vanagą ir kiekvieną dieną atsivertus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos puslapį, beveik kiekvieną dieną matai pirkiniai, vis nauji pirkiniai, tą nusipirko, eina ten milijonai ir žmonės tiesiog nebeseka tų skaičių, 2 milijardai, 2000 milijonų, koks skirtumas, 2 milijardai, ar bus 3 milijardai, o kaip bus 10 milijardų, ar tai paprastam žmogui, kas sako, jis gyvena šią dieną, bando sudurti galą su galu ir jam tie skaičiai tiesiog jisai supranta, pasąmonėje supranta, kad jis mažai ką gali pakeisti, jis negali priimti tokių sprendimų ir jis yra nustumtas į šalį, nustumtas nuo sprendimų priėmimo į šalį ir jis tiesiog atbunka ir mažai, sunkiai ką galima pasiginčyti, kada jis sako, o ką aš galiu vienas padaryti. Tiesiog tokia yra realybė. Na ir šiandien aš atsiverčiau Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos puslapį ir vėl pranešimas, svarbus papildymas iš Amerikos į Lietuvą, pristatyta raketų skirtų nešiojimui vidutinio nuotolio prieštankiniai paleidimo sistemai Javelin.
Na ir čia paklodė Kasčiūnas įvertina geopolitinę situaciją, kad šis pirkinys iš Amerikos reikšmingai prisideda prie bla 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 bla. Pirkinio vertė maždaug 7 milijonai JAV dolerių, na ir transportinis karinis lėktuvas, čia nuotrauka ir matyt visos tos Javelin raketos iškeliaus į Ukrainą ir jeigu būtų realus auditas, tikras nepriklausomas auditas, kažin kas ten Lietuvoje tose karinėse sandėliuose bėra, aišku, tai yra slapta informacija ir mes to nesužinosime. Faktiškai Lietuvą valdo mafijinė struktūra ir nematau aš tos politinės jėgos, to intelektualinio potencialo, kad būtų kažkokie tai požymiai, kad žmonės pajudėtų iš to mirties taško. Visi kritikuoja konservatorius, visi kritikuoja Lietuvos administratorius, bet kada ateina rinkimų diena, mes matome, kad Lietuvos visuomenė balsuoja už karo vanagus. Ir vėliau jie komentaruose rašosi, aš netikiu, yra viskas suklastota, absoliučiai taip, jie klastoja, tai faktas, bet kad suklastotų beveik 1 milijoną balsų, tai yra jiems tikrai nerealu. Bet pasižiūrėjus bendrą padėtį Lietuvoje, komentarus ir sisteminiuose portaluose ir socialiniuose tinkluose, matai, kad vis dėlto daugeliu žmonių yra patologiniai rusofobai, jie serga ir jiems yra įrašyta, matyt, visa ta programa nuo pat darželio. Jie tiesiog nekenčia Rusijos ir jie patys nesupranta, kodėl. Jeigu jį pasisodinus už apskrito stalo, pradėjus kažką apie tai kalbėti, galbūt ir atrodo, kad jam kažką galėtume įrodyti, bet turbūt ateitų momentas, kada jam užsiblokintų ten viskas, nes tai yra daugiasluoksnė propaganda ir pramušus vieną kiautą, ten dar velnias žino, kiek tų kiautų, rusofobinių kiautų yra apjuose tą žmogaus tos smegenis. Na, Javelin raketos 7 milijonai, koks skirtumas? 70, 15, 70, tai žmonėms jau tie skaičiai nieko nebesako, kaip Ignas Vėgėlė sakė, pinigų yra, pinigų bus, tik tai reikia juos teisingai paskirstyti, o teisingai pinigus paskirstyti, tai reiškia, kad reikia jūs dar labiau apmokestinti. Bet jums tai patinka, beveik milijonai Lietuvos gyventojų tai patinka ir taip ir gyvensim, kol neatsiras kažkokia ta jėga, kurie sugebės jos nustumti į šalį. Kol kas Lietuvoje tos jėgos nėra ir liūdna tai sakyti, bet kitaip įvertinti šios padėties aš negaliu. Tai tiek šiam kartui, tą norėjau pasakyti, saugokit save ir tada iki kitų kartų.